Sveiki gyvi visi, šiandien automobilio neturiu, bet tu atvažiuos draugelis ir paims mane ir pakrūzinsim visi kartu. Blues Cruise. Krūzinsim su prancūzišku bliuzu. Tad atsisėskite, atsipalaiduokite ir važiuojame. Tai judam prie pirmojo atlikėjo, tai yra Bill Dremu. Vienas iš ambasadorių atvežė į Prancūziją bliuzą. Įdomus žmogus, užaugo tikinčiųjų šeimoje ir ėjo į religingą mokyklą. Tai jo pirmas susidūrimas su muzika, tai buvo gospel, nes jo anglų mokytoja supažindino jį su gospel muzika. Įstojo į mediciną, bet nebaigė universiteto ir tiesiog išėjo iš universiteto ir pradėjo gyventi hipišką gyvenimą. Tai net buvo įstojęs į hipių komuną, domėjosi joga, hinduizmų, rytietiškom religijom, bet vis tiek finale pasiliko Evangelija, kad kaip pats sako, be dogmų. Dremu bliuzo kelionė prasidėjo, kai jisai persikėlė į Paryžių, Montmartre. Jisai gatvėje grojo, net yra susimušęs, matęs to tokio juodo ir balto. Bet visą laiką pas jį buvo tas toksai socialinė atsakomybė. Apart bliuzo, dar jisai padėdavo žmonėms su psichinėm lygom ir narkomanam, nes pats matęs tą juodulį, tik jisai išlindo į šviesą, tada norėjo pats kažkokią tokią karmą atpirkti ir padėti žmonėms. Gali pajust ne vien bliuzą, bet ir roko, ir regio, pavyzdžiui, žinoma daina Babilonė. Tai yra daina apie socialinę teisingumą. Tai gali Babilonė, ne vien bliuzą pajust, bet toj dainuoja ir regio motyvų. Taip pat ir šansonas, nes šansonas, galim sakyti, tai yra Prancūzijos irgi vadinamas bliuzas. Tai maišydavo tą amerikonišką bliuzą su šansonu, dar roko, dar regio, spalvingas bičias. Le lendemain matin, le petit train s'arrêta enfin près de la ferme où habitait. Tai judam prie sekančio atlikėjo, Patrick Berbe. Irgi labai spalvinga asmenybė. Vienas iš tų bliuzo nešėjų į Prancūziją turėjo žinomą laidą apie bliuzą ir bliuz roką. Prieš pradedant groti bliuzą dirbo mokytojai, kai pas jį jau buvo įsišaknijus ta edukacinė veikla. Bet kai pats susipažino su bliuzu, tai ne per bliuzo atlikėjai, bet per Rolling Stones. Atrado tokius atlikėjus kaip Muddy Waters, John Lee Hooker. Yra parašęs knygą, biografiją apie Eriką Claptoną. Ir ne kartą į patį yra sutikęs ir jie iki dabar ryšį palaiko ir yra draugai. Mėgdavo groti mažuose klubeliuose, nes turėjo akių kontaktą su žmonėm, tiesioginį ryšį, o ne šviesų jūrą, kaip jis taip pat pasakė. Jisai augina pomidorus ir mėgsta paprastą gyvenimą. Kaip pats jis reiškia, groti bliuzą yra viena, bet gyvenimas yra tarp dainų. Jo mėgiamiausia gitara Fender Stratocaster. Ir jisai kaip pats įsireiškia, kai aš ją groju, yra tas pats, kaip kalbėti su Dievu. Vietoj scenos vienam festivalį buvo pastatytas traktorius. Ir jisai tiesiog užlipo to traktorius, pasistatė kubą ir atkalė visą koncertą. Ir sako, vienas geriausio koncertų buvo.
Kitas įsimintas momentas, kai per didelį festivalį, ten ar 15 000 žmonių, ir pradėjo žiauriai lietus lyt, uraganas. Ir jo eilė buvo grot. Ir jis sako, man lietus nesvarbu, aš pradėsiu grot. Ir kai pradėjau grot, po minutės lietus nustoja. Jo dainos yra su humoru, su šypsena, su prancūzišku šansonu ir amerikietišku Misisipės bliuzu. Šį kartą užmiršau teisės, tai gerai, kad sutikom Tomą iš Paryžiaus. Tai va jisai dabar krūzina, o aš sėdžiu ramiai ir nieko daryti nereikia. O Tomai, kokią čia mašiną, gal papasakotum turbūt? Tai yra 1953 metų Citroën Traction Avantis. Šis automobilis tai yra Prancūzijos limuzinas, kurį pats įsigijau iš Versalio. Judam prie sekančio atlikėjo Jean-Jacques Milčiu, vienas kiečiausių armonikėlės muzikantų pasaulyje. But I wanna tell you about my baby. You know she comes around. Įrašęs projektus su tokiais grandais kaip Erikas Bibas, Maitimo Rodgers 2000-aisiais nuvažiavo į Memphį ir išleido diską, kuris nuskynė visus apdovanojimus. Pirmąją armonikėlę jis nusipirko, būdamas mažas vaikas, už kelis frankus žaislinė armonikėlė kioskelį. Prieš tampant įžymių, jisai grojo gatvėse ir metro. Šiaip jisai toks filosofinis bičias. Jisai yra pats pasakęs, armonikėlė primena kvėpavimą. Kai groji, tu gyveni. Per vieną interviu žurnalistas paklausė, ką tu darytum, jeigu tau dingtų klausa. Jisai sako, aš gročiau vėjai, vis tiek mane išgirstų. Vieną kartą jisai grojo metro, prisirinko daug publikos. Kai jisai pasako, buvo kažkoks stebuklas. Ir policija pamatė. Policija įbėgo, publika atstūmė ir prie jo jau norėjo jam sakyti, kad viskas, ištempti jį baigrot. O kas įvyko? Policija tiesiog sustingo, išklausė jo dainos ir paprašė, kad dar vieną pagrotų. Kitas momentas, vienam dideliam festivalį 1000 žmonių groja ant scenos ir dings elektra. Bet jisai nepasimetė. Tiesiog pasiėmė armonikėlę, nulipo nuo scenos ir ėjo per žmonės. O žmonės uždegė žiebtuvėlius, kol elektra atsirado. Taip ir įsisuko iš padėties. Man patiko viena jo citata. Kai mokytojas su mokiniu jau groja kartu ant vienos scenos, reiškia vienas iš kito kažką išmoko. Jean-Jacques yra vienas kiečiausių armonikėlės grajakų pasaulyje. Ir keliaujam prie paskutinės atlikėjos, blues roko žvaigždės iš Prancūzijos, Gaëlle Buzvel. Jinai pragrojus tokiais grandais kaip Deep Purple, Ringo Starr, ZZ Top, rašo savo dainas. Turėjus 500 koncertų Amerikoje ir Europoje, jos karjeros pradžia prasidėjo Teksase, mieste Austinė. Jinai grojo gatvėje ir susipažino su David Quick, irgi gatvės muzikantu. Ir jisai jai padovanojo dainą No One Else. Jinai sako, aš prižadu, mes tą dainą įrašysime kartu. Tą pažadą įvykdė. Grįžo po daug metų į Austiną, į Teksasą ir įrašė kartu tą dainą, kuri prasikošė ir Europoje, ir Amerikoje. Prieš išpopuliarėjant, jinai tiesiog buvo gatvės muzikantė ir grodavo Paryžiui ir Londonui. 2010 metais mirė Gaëllės pusbrolis ir prieš mirtį jai pasakė, neatidėliok, daryk dabar.
Ir jinai tą filosofiją remiasi iki dabar. Tai nepraleisk progos pamatyti Gailę gyvai gruodžio 7 dieną Kauno sporto halėje. No one here can understand the reasons I've got here. We never tasted lips like yours, tasted out of your bag here. But at least you loved me, Love me, but no one else could. Baigėsi mūsų prancūziško bliuzo kelionė. Noriu padėkoti Tomui už šį puikų automobilį. Noriu padėkoti rėmėjai Wolfgang Engelman, nealkoholinis, ir Adma, dujiniai katilai ir šilumos siurbliai. Tarp kitko, šaltas sezonas artėja. Ačiū. Different faces.